Tai taip, mes turim 7 čakras, ar ne? Tai dabar teks iš tikrųjų truputėlį prasiskės, nes pirmoji čakra yra čia, tarp kojų. Aha. Tai žiūrim, ką daro, pasimam papuošalą, nebūtinai, parodyk tiesą. Va, matom, sukasi į dešinę, šiaip galima pasižiūrėti, neįdomu. Jo, sukasi į dešinę, tai viskas gerai, reiškia, pirmas energetinis centras veikia, o pirmas energetinis centras tai yra mūsų įsižeminimas. Tada einam antras energetinis centras, tai yra va šitoj maždaug vietoj, antras energetinis centras, parodyk, pažiūrim, kas darosi. Žmogus yra galingas, bet jis neužkūrė savo kūrybingumo. Aš per savo, daryk. Gerai, o dabar, kad nemačytų, parodyk, kiek jinai iš tikrųjų gali. Tegul pamato, kiek iš tikrųjų gali. Parodyk, kiek iš tikrųjų gali. Parodyk, kiek iš tikrųjų gali. Matom? Čia jinai iš tikrųjų gali, bet šiuo metu stovi. Gerai, taip va, visada nuimam energiją žemyn. Aha. Dabar galia. Parodyk galią. Taip gerai viskas, va, pirmin atgal, gerai. Stipriai supasi, kaip ir sakau, žmogus yra, aš jau prieš kviečiant video žinojau. Žmogus yra galingas, va, matosi didėjas, ar ne? Žmogus yra galingas, galia per kūrybiškumą, bet kūrybiškumas stovi. Jis uždarytas. Einam vėl žemyn, tada einam širdis. Parodyk širdį. Nu va, puikiai juda, viskas gerai. Veikia, gerai. Penktas energetinis centras, kalba, gerklė. Puikiai. Intuicija. Čia. Suka. Ir parodyk susijungimą su kanalu. Irgi gerai, ar ne? Tai tomsyk mes turim situaciją, tik tai tą, kurią reikėtų koreguotina, tai yra antras energetinis centras, kas yra kūryba ir dar giminės palaikymas. Po nesėkmingų mokymų su nesėkmingu, iš tikrųjų sėkmingu, viskas yra sėkmė, visata mus veda teisingai. Taip kartais atrodo, kad mus veda neteisingai, bet po to supranti, kad veda teisingai. Tai po sėkmingų mokymų, kuriuose supratau, kad ne taip yra, o yra taip, kaip mano lagaminėlė įdėta, gavau šitą dovaną, OM, ar ne? Tai yra prieš balsą eina vibracija. Ir čia yra būtent šis ženklas, tai gavau iš savo tarologijos mokytojos. Jinai sakė, vaikeli, aš sapnavau apie tave sapną. Man liepė tau perduoti šitą. Ir čia buvo daug metų atgal, tada, kai aš buvau dar tokiuose ieškojimuose, nes tada man tuo metu buvo aš turiu kažką surasti. Vieną bandau, kitą bandau, trečią bandau ir ne tas. Padarau ne tas. Ir tas jausmas, aš turiu kažką surasti. Ir jinai man dovanojo šitą. Šitas tai yra, kaip ir sakiau, OM ženklas. Čia yra gintaras, ar ne? Tai jisai yra su trečiu energetiniu centru susijęs, tai yra galia. Turi atrasti savo galią per vibraciją, kuri eina prieš žodį. Dabar, ir aš sakiau, tai kur man dėti? Mokytoja, tai kur man dėti šitą daiktą? Sako, dėk taip, kad matytum kiekvieną dieną. Sako, aš sapnavau sapną, man liepė tau perduoti. Tai aš pasikabinau mašiną. Ir jau nežinau, kiek metų aš jį turiu mašinoj, prieš save. Ir, jis perduoda tą mokytoją žinutę.